Daiva, 30 metų. Ūgis 1,76 m. Akių spalva žalia. Miss Lietuva. Modelis. Kur ji gyvena? Mes gyvenam Marijos žemėje ir erotika ar nuotaika galima sukurti tiesiog pats žmogus gali sukurti. Dažniausiai aš esu vadinama Lietuva. Ir niekaip negaliu suprasti, ką žmonės turi omeny tą sakydama. Kiek tai svarbu yra, kiek tai yra mane sutapatina su tuom. Aš save mėgstu, kokia aš esu. Bet kadangi aš tokių labai turėjau kardinalių pokyčių ir vat aš labai noriu sužinoti, kaip žmonės reaguoja į mane. Jo labiau, kad aš kažkada daug bendravau būdama 25 metų. Po to aš 5 metus buvau liktai atitolusi nuo savo aplinkinių žmonių. Dabar aš esu 30 metė. Ir tai yra labai labai didelis skirtumas. Daugelį dalykų aš noriu išsakyti būtent būdama, kad tada, kada į mane žiūri. Tai irgi labai susiję su veikla. Šiaip du skirtingi dalykai, tai yra fotodarbas ir būtent fotosesija šito būtent vakaro žinių kalendoriui. Ir labai norėjau rasti tą aukso viduriuką, kad tai ir būtų panašu į tą darbą, kurį aš pripratusi esu dirbti kaip fotomodelis ir kad tai būtų kažkiek nenutolta nuo šito kalendoriaus koncepcijos. Ir labai labai džiaugiuosi, kad mes radome tą viduriuką, kuomet aš matydama nuotrauką matau ir save, kokia aš iš tikrųjų esu, ir tai, ką galbūt tikisi pamatyti žmonės, atsivertę kažkokį tai vasarišką mėnesį, ką žinojau apie savo fotosesijos įvaizdį ir personažą. Tai yra daug žaismingesnių kitų detalių, kas labai tinka. Ir aš būtent to prašiau, kad išvengti to apatinio trikotažo. Mes gyvenam Marijos žemėje ir erotika ar nuotaika galima sukurti tiesiog pats žmogus gali sukurti. Apranga ir tai ne pats svarbiausias dalykas. Mano fotoalbumuose, net asmeniniuose, nėra jokių fotodarbų, kur esu apsinuoginus. Todėl galbūt yra keista mano šeimos nariam išgirsti, kad aš grįžtu ir pasakau, kad aš sutikau fotografuotis. Toj kasdienybėje nėra tokių mano fotosesijų. Tai aš tikrai tikėjausi, kad nustebs sužinoję, kad aš gavau pasiūlymą ir aš sutikau. Atsiras daug pokalbio apie kalendorių. Kodėl aš tai dariau ir, ta prasme, diskusijų daug bus. Todėl tai jau yra kaip pokytis, kuris irgi aplink žmonės formuoja. Aš pamatysiu daug reakcijų, daug nuomonių, kažką naujo sužinosiu apie savo aplinką. Iškart lyg tai ir norėjau labai atsisakyti šito personažo, nes jeigu tai įsivaizduot kaip pievų mergaitę, tai aš ilgą laiką savo aplinkoje buvau, netgi vadinama buvau. Ir galbūt man norėjosi kažkokio naujo įvaizdžio ar pamatyti save kitokią. Aš esu pripratus gauti fotodarbus, kur esu ne savim. Bet tiesiog ilgiau pagalvojus, pamaniau, kad galbūt kaip tik yra geriau būti savim šitame kalendoriuje. Ir jau pačioj pabaigoje, pamačius rezultatą, labai apsidžiaugiau, kad to neatsisakiau. Rytas pas mane prasideda nuo pusryčių su vaikais, važiavimas į darželį vaikų, po to mano darbai seka, šiuo metu grožio mokykla daugiausiai atima laiko. Taip pat būna kažkokių tai darbelių kaip modelis, kaip tiesiog žmogus,
kviečiamas į įvairius renginius. Tai irgi užima daug laiko. Nežinau, laisvalaikis, jisai labai dažnai būna namuose arba aplink namus. Mes gyvenam puikioj vietoj. Taip, kad daug yra pasivaikščiojimų, važinėjimų dviračiais, pasisėdėjimų su draugais. Esu labai bendraujanti, dėl to daug laiko tam ir skiriu, kad daugiau bendrauti su žmonėm. Nes tai, manau, prasmingiausias yra laisvalaikis. Kiek aš susiejau save ir savo ateitį su Olele, tai yra tokia... Tai nebuvo be reikalo ar tiesiog kažkoks tai spontaniškas. Tame aš matau irgi prasmės ir turiu savo viziją, bet aš nenoriu jos atskleisti dar. Nes tam reikia laiko. O kokia... Taip, aš nebenoriu tiesiog puošti aplinkos, nes aš turiu ką pasakyti. Aš turiu kom pasidalinti ir savo asmeniniais išgyvenimais, patirtim, kaip aš keičiausi, būdama 20 metė, 25 metų, 30 metų. Kai būni 25, viskas praeina prabėgom, nesusimastant ir labai daug dalykų neįvertinant. Kuomet tu pradedi labai vertinti ir prie viso to džiaugtis tuom, labai atrandi savo viduje stiprių dalykų. Ir tas merginas ir moteris, kurias aš matau savo bendramžės, matau, kad jos dar to nedaro, aš labai noriu prieiti prie jų ir pasakyti: atsibusk, pažiūrėk į save, kaip tu, kokios yra tavo galimybės ir kas tavo viduje slypi ir kaip tu gali veikti aplinką ir savo žmones. Nes tai yra labai stipru ir labai daug, jeigu taip jau kalbėti apie moterišką pusę, nuo ko man kilo tos mintys, kad aš tokiu keliu galėčiau eiti, būtent šiuo momentu, kokia aš esu, 30 metė, kad labai dažnai dalis moterų supyksta, pamatę mane, ar tiesiog stebint mane, supyksta ir tai būna kaip spyris į užpakalį, kad ir aš tai galiu padaryti. Kodėl jinai galėjo padaryti, aš negaliu? O moterim, kurios labai nuoširdžiai už mane džiaugiasi, vėlgi tai yra toks ūpo pakelimas, kad kaip smagu ir kaip gera į tai žiūrėti. Ir kaip aš irgi to labai noriu. Tai viena ir kita reakcija mane labai džiugina. Ir jeigu ir pasikeis, padaugės, pamažės, ar jis mane stebins, tas dėmesys, vėlgi jo bus tik tiek, kiek man jo reikia. Aš labai moku atsiriboti ir nepriimti visiškai dėmesio. Čia toks moteriškas bruožas tiesiog jausti, kuom tu esi toje aplinkoje vyriškai. Tai tik tiek. Čia tiesiog pasitikrinimas. Tai duoda irgi kažkokios tai energijos. Jaučiant tai ir tik tiek. Tiek sau, tiek kitiem visuomet sakau, būk paprastas, bet neprastas.